Užsimerkiam ir keliaujam susitikti su savo siela. Giliai pakvėpuojam, atsipalaiduojam. Tiesiog pajus, kad esi čia ir dabar. Tavo fizinis, mentalinis, emocinis ir dvasinis kūnai yra harmonijai. Tu visas esi harmonijai su savim, su aplinka, su ta vieta, kurioje tu esi. Ir dabar visi susitinkam kvantinėme lauke. Prisipildom besąlyginės meilės energijos, kurie jau pavedu, kad visi dabar, kurie yra šitoj praktikoje, susitiktų su savo siela. Gali būti, kad siela nenorės susitikti, visiškai nesvarbu, reiškia, jinai per daug yra galbūt sužeista, arba jinai nepasiruošusi tam, tada tik tai mintimis siūsk jai šviesą. Mintimis, vizualiai, jeigu matysi, arba tiesiog žinosi, matysi, ar jausi, kad ji neatėjo. Tiesiog paklausk, jeigu nieko nematai, tiesiog paklausk sielą, ar tu esi čia. Tiesiog stebėk, kaip priešais tave, tai gali būti bet kas. Šviesos kamuolys, gali būti kažkokia figūra, gali būti daug žvaigždučių spindinčių, gali būti, tiesiog sunku pasakyti, kiekvienam skirtingai matysite, kaip jinai atrodo. Gali būti labai pavargusi, tiesiog jausit energetinį sunkumą, kad jai sunku, tiesiog stebėkit, kai jinai ateis pas jūs. Ir kurie aš pavedu, kad visų dabar sielos gautų tavo aukščiausios sąmonės dievišką gydymą, pačiu geriausiu ir kiekvienai sielai tinkamiausiu būdu. Ir tiesiog stebėk, kaip dabar siela susijungia su aukščiausia sąmonė, kaip į ją pradeda eiti didžiulis gydančios energijos rautas ir visos priežastys, dėl kurių siela buvo sužeista, sugniuždyta, verkianti, serganti. Visos priežastys dabar yra pašalinamos ir išsiunčiamos į Kūrėjo šviesą transformaciją. Viskas yra išsiunčiama į Kūrėjo šviesą transformaciją. Tai tiesiog stebėk, kaip siela pildosi dievišką energiją, jis stiprėja, šviesėja, švarėja, skaidrėja, pradeda šviesti, švytėti, juoktis galbūt, bet kokioj tai išraiška gali būti. Tiesiog tu pajunti savo vidum, kad tai yra įvyko. Dabar pavedu, kad kiekviena siela įeitų į kūną giliai įeitų į kūną. Tiesiog stebėk, kaip tavo siela įeina į tavo kūną giliai į širdį. Ten, kurios yra vieta, ten, kur yra sielos namai. Tiesiog pajus, kaip jinai pilnai įsistato. Kaip raktas įspyna, taip siela į kūną įsistato, įsitvirtina. Susiharmonizuoja su tavo fiziniu, mentaliniu ir emociniu kūnais. Dabar Kūrėjo pavedu, kad kiekvienas, kuris yra šioje praktikoje, susitiktų su savo aukštesniuoju aš, su savo siela, esančia aukščiau, žinančia viską. Tiesiog vėlgi pamatyk, kas yra priešais tave, tai gali būti bet kokia forma, gali būti žmogaus siluetas, pastebėk, kokia yra jo spalva, kaip jisai atrodo. Jeigu nematai, tiesiog žinok, kad tu dabar esi susitikęs su savo aukštesniuoju aš. Ir
kurio aš pavedu, kad kiekvienas aukštesnysis aš perduotų savo sielai, esančiai kūne. Visą informaciją, kur yra reikalinga, pritraukti klestėjimą, išvalyti klestėjimo kanalus, finansų kanalus, idėjų kanalus, galimybių kanalus, savirealizacijos kanalus, savo kelio suvokimo, kadangi aukštesnysis aš žinau viską, visą planą, koks yra tavo planas, ką tu turi daryti. Ir visa šitą informacija yra perduodama kristalo forma, tiesiog matyk, kaip kristalas įeina per tavo viršugalvį, kankorėžinę liaugą, į smegenis, visa programa, klestėjimo programa, savirealizacijos. Įeina į kankorėžinę liaugą ir įvyksta jos suinstaliavimas į tavo kūną, į tavo protą. Susinstaliuoja visa nauja informacija, išsivaro visi blokai, visos kliūtis, kurios sielos lygmenį neleido tau pritraukti pinigų, užblokavo tave nuo idėjų, kad tu nerastum savo kelią, kad nežinotum, ką daryti, kad tau būtų daug trukdžių, daug abejonių, daug netikėjimo, daug nukrypimų nuo savo kelio. Tai dabar matyk, kaip tu atsistojai. Priešais tave yra duris, tu atidarai tas duris ir ten yra kelias. Ten yra tau skirtas kelias šiame gyvenime, šioje žemėje, šioje dimensijoje, šiame laike. Ir ženk pirmą žingsnį. Ženk pirmą žingsnį per duris. Dabar tu žinai, kur tu turi eiti, ką tu turi daryti. Žengi antrą žingsnį, tiesiog pradedi bėgti savo keliu, tiesiog daryk aplinkui, ką tu matai, ką tu jauti. Atsiveria visi kanalai idėjoms, žinioms. Tu atsiveri visai naujai informacijai, tu nebijai keisti savo kelio, tą, ką darai iki šiol, nebijai keisti profesijos, tu žinai, ką tu turi daryti ir tu eini tuo keliu. Tame žinojime, to emocijų, tu dabar atsimerki ir esi pasiruošęs priimti visus naujas idėjas, viską, kas tau yra duota. Tai tau sėkmės ir iki kito video. Ate.